Добрый день, дорогие друзья. Labą dieną, mėly draugai. Mūsų sekmadieninis webinaras studijoje profesorius Michaelis Laitmanas. Šiandienos tema sielos kelias. Mes turime daug prisijungimų, daugelis grupių yra prisijungusių. Balios Lamo citata. Mūsų materialiame pasaulyje žmogus negali egzistuoti be žinių apie materialią gamtą, apie tai, kas naudinga ir kenksminga jam šitame pasaulyje. Taip pat ir siela negali egzistuoti aukštesnėme pasaulyje, neįgijusi žinių apie šitą pasaulį. Ir vienas klausimas, dažniausiai užduodamas, ir Denisas klausia. Jis sako, kad visos pagrindinės religijos sako, kad nuo pat pradžių, nuo pat gimimo žmogus turi sielą ir kad jinai nemirtinga, o jeigu visos religijos išėjo iš kabalos, tai kaip čia yra sakoma? Arba sako, jis ir pats pasakė atsakymą, todėl kad visos religijos ir išėjo iš kabalos. Na, iš tikrųjų, kad nėra jokios sielos ir neturi žmogus jokios sielos, tik tai kada jisai pradeda ją kurti ir statyti, kai jis pradeda kurti tą sielą iš tų skeveldrų, iš tų duženų, kurias mes gavome iš tos bendros visos sielos. Ir čia yra, gal toksai ir privalumas prieš negyvą augmeninį gyvūninį lygius, tas būsenas, gamtos būsenas, todėl kad mes patys galime sukurti savyje tokį norą, todėl kad visa gamtos materija tai yra noras, bet tokį norą, kuris atitiktų kūrėją, tokį norą sukurti, kuris bus tobulas ir amžinas, kai bus ne savo viduje, o išeis už savo išorės, tai yra į savo išorę. Žmogus negimsta su siela ir jis neturi. Jis turi galbūt tik tai pradinį tašką jo būsimos sielos, bet pačią sielą jis turi savyje surinkti. Galbūt keletą klausimų iš karto. Julija klausia, tai kasgi yra ta siela? Ravas, tai gal aš jums paaiškinsiu tada paprasčiau. Na vat, žiūrėkite. Kurie sukūrė kūrinį, kuris yra noras. Noras. Šitas noras yra mėgautis, gauti, taip vadiname. Gauti malonumą. O pats kūrėjas, tai yra šviesa, kuris sukuria šitą norą gauti. Šita šviesa pažymėkime šitą šviesą kaip kažką tokio, kažką tokio užpildančio šitą norą. Va šitokia būsena, kada šviesa arba kūrėjas užpildo šitą norą, sukuria jį ir pats jame, tokia būsena yra vadinama begalybės pasaulio. Vat štai visa šita kartu yra vadinama begalybės pasaulio. O pats užpildymas yra vadinamas šviesa arba kūrėjas. Tai čia yra užpildymas, o šito viduje yra noras gauti. O būsena, kada užpildo visiškai šitą norą, yra vadinama pasaulis, begalybės pasaulis, kaip ir mes jau čia užrašėme.
Na va, čia yra pirma būsena. Kita būsena, perkime prie kitos būsenos. Tai yra, kada įvyksta įvyksta sudužimas šito noro į daugelį didžiulį kiekį atskirų norų. Į didelį kiekį atskirų norų. Va čia taip laikoma yra. Bet tik todėl, kad jums kažkaip vėliau irgi pasitaikys sutikti šitą skaičių, 600 tūkstančių norų arba dalių. Bet, todėl, kad jie visi sudužo, tai kiekvienas iš jų turi mažą porciją šviesos. Va šitas mažas noras, tokia būsena. Yra vadinama asmeninė siela. Bet tai yra ne siela, bet čia yra tik tai taškas tos sielos. Parašysiu, kad dalis. Dalis sielos. Ir toje dalyje mes negalime pajausti nieko. Išskyrus siekį sugrįžti į prieš tai buvusią tobulą būseną, kada buvo visos tos dalys susijungusios kartu ir kada buvo susijungusios į vieną vienintelę sielą. Ta siela yra viena visiems. Ir toliau kabalos mokslas sako, kad mes turime sujungti visas tas dalis. Va čia yra mano siela. O čia, tarkim, yra tavo siela, o čia kito mūsų draugo yra siela, ir čia galbūt dar viena, štai, tokia gali būti, nesvarbu. Svarbu, kad mes visi kartu pradėtume susijungti. Svarbiausia, kad visi mes pradėtume susijungti. Ir taip toliau. Kai tik tai mes pradėsime susijungti iš karto, tarkime, susijungime kartu. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes organizavome čia tarpusavyje. Organizavome uždarą tokią sistemą. Tokią uždarą sistemą. Nupieškime dar čia gabaliuką, nuspalvinkime. Tokia štai uždara sistema, kuri čia jau nėra dalis sielos, o štai visa šita sistema kartu. Čia mums čia jau yra fragmentas sielos. Чем отличается часть от фрагмента? Kuogi skiriasi dalis nuo fragmento? Dalis sielos vadinama taškas širdyje. Čia yra taškas, kuris siekia sugrįžti į tą pilną sielą. O fragmentas sielos yra tada, kada mes surenkame jau dešimtukus. Dešimtukas. Kągi reiškia dešimtukas? Tai yra maža minimali dalis bendros sielos, kuri gali funkcionuoti kaip visa siela. Tai yra, todėl, kad visa siela susideda iš 10 sferot, mes galime išskirti iš jos dalis, kurios taip pat dirbs kaip ir visa siela.
O jeigu mes sujungsime tas dalis tarpusavyje, tai tada didės apimtis. Bet iš principo visi dėsniai, kuriuos mes rasime tame fragmente, 10-tuke, tie fragmentai bus tokie pat, tie dėsniai bus tokie pat kaip ir bendroje sieloje. Galbūt šiek tiek mažesnėje formoje, galbūt nebus tokie taip pastebimi, bet mūsų užduotis yra sukurti 10-tuką, 10 žmonių, kurie, kiekvienas iš jų turi tą tašką, dalį sielos, tai yra 10 tų taškų. Kada jie kartu yra susijungę, tada jie yra vadinami jau fragmentu. Уже сумма всех фрагментов. O jau suma šitų fragmentų yra jau vadinama pilna siela. Mūsų duša, siela tai yra noras gauti malonumą, malonumas tai yra, tai dar nėra siela. Mūsų, tai siela turime omenyje, negyvas augmenis gyvūninis ir žmogus, tai čia kur žmogus vadinasi? Taip, bet tam, kad mums iš tikrųjų suvokti, suprasti, kur mes iš tikrųjų esame, tam mums reikia pasiekti, suvokti tą savybę šitos būsenos, kuri yra vadinama siela. O ta savybė tai yra atidavimo savybė. Savybė abipusio ryšio, išėjimo iš savęs. Ir todėl visi mūsų pavyzdžiai, visi mūsų pratimai turi tokį pagrindą, kad reikia pasiekti to ryšio tarpusavyje. Mūsų, tai tas fragmentas jau galima pavadinti jie sielą. Kai tu matai kažkokį tai paveikslą, o paskui, kai tu susijungi su to mažu fragmentu, kai tą mažą fragmentą sujungi su didesniu fragmentu, tarkim, čia susijungia dar dalis, susijungia kažkokios tai sielos, prisijungia štai prie tavęs, dar kažkokia tai dalis. Taip, tai tarsi jau, kai tu paėmė jau žiūroną ir tada jau matai geriau, jau numatai būtent iš tų dviejų jau dalių, kaip jie yra tarpusavyje, štai yra, tarp jų jau toks ryšys. Tai čia jau kita tokia dalis. Ir taip toliau. Tai yra, kai tu pradedi surinkti šitą sielas kartu, tada jau matosi dar didesnis, aiškesnis tas paveikslas. Tu gali matyti tas savybės, kurias tu galbūt prieš ir nematei, dėl to, kad buvo paslėpta. Kaip žemėlapyje. Kai tu matai kažkokį ten bendrai tą paveikslą, gal yra ten tavo tas miestelis kažkoks tai taškiukas, o paskui, kai tu padidini, paskui pasimato, kad jau čia yra miestas su užrašu ir tada dar giliau eini, tada jau pamatai, kad čia yra ir gatvės, ir pavadinimai gatvių ir taip toliau. Taip ir čia, mes niekur neišeiname iš to 10-tuko, bet dėl to, kad prijungi kitus 10-tukus, mes tada pradedame išskirti, pamatyti tas vis didesnės, gausesnės savybės būtent toje pačioje sieloje. Iš fizikos, holografinis tas paveikslas, kuo didesnė aikštelė, tuo labiau matoma yra geriau detalės. Malinkoje irgi, tai yra mažoje irgi yra visos detalės, bet jos nėra tokios ryškios. Tai yra, mes žmonėje esame viduje sielos arba viduje kūrėjo, bet kaip čia dabar šitą reikia išsiaiškinti. Ravas, čia vienas yra ir tas pats. Tik tai išsiskiria tai į keletą tokių sudėtinių dalių. Noras, sielos, tai yra materija, kurią sukūrė kūrėjas arba šviesa. Užpildymas sielos tai yra šviesa arba kūrėjas. Ir ryšys visų tų dalių tarpusavyje jau tai priklauso jau nuo mūsų darbo. Mūsų siela tai yra materija.
Ravas, siela susidaro iš dviejų dalių. Tai yra materija, tai yra noras ir ketinimas vardan atidavimo. Ir užpildymas, kuris yra vadinama šviesa. O kai užpildymas yra pilnas, tada vadinama visa tai yra vadinama kūrėju. Mūšio vardan ko atiduoti. Ravas vardan atidavimo vienas kitam, o šito pasiekoje kūrėjai. Mūšė. Na, kaip aš išnaudoju šitą norą? Jeigu aš teisingai išnaudoju tą norą, tai atsiranda tada jausmas, jėga, kuris yra vadinamas kūrėju. Ravas, taip. Klausimas Jekaterinai iš Berlyno. Kas yra sudužimas tos sielos? Juk čia yra nestiklinė, kaip galima sudužti. Čia gal panašu į tą pojūtį sudužusios širdies? Ravas, na čia irgi nėra aišku, kas tai yra sudužusi širdis. Čia irgi neaišku. Na, aš gal tai pasakyčiau, kad sudaužyta siela tai yra kažkoks tai didžiulis kūrinys, vieningas. Ir štai staiga sudužo į tam tikras dalis, kurios nejaučia ryšio tarpusavyje. Na, tai, kas yra šiandien žmonija. Jie neįsivaizduoja, nemato savęs, kad jie yra priklausomi vienas nuo kito, kad yra ryšys tarp jų. Nejaučia, kad jie yra dalis vienos visumos kažkokios, kaip mūsų kūno dalis, tarkim. Na, mūsų uždavinys ir Kūrėjas varo mus į tai, kad mes pajustume poreikį to susijungimo, kad mes pajustume priklausomybę vienas nuo kito ir šito pasiekoje susijungtume į vieną. Ir tas taškas, jeigu jisai nejaučia tos būsenos bendros sielos, šitas taškas, na, jis tiesiog jaučia, kad jis egzistuoja gyvūninėme kūne. Borė, jeigu mes neturime tos sielos iš pat pradžių, tai kas tada priimta laikyti, tai ką priimta laikyti šitame pasaulyje, ką priimta laikyti sielą? Na, aš nenoriu kalbėti net apie tai, apie šitą pasaulį, nes yra tiek nuomonių, tiek painiavų. Aš jums sakau tai, ką kalba kabalos mokslas, o viskas, kas išėjo iš jos, tai tik tai dėl to, kad žmonija leido savo traktuoti savo kažką. O iš tikrųjų tai yra dideli pagrindai gamtos, dvasiniai pagrindai. Kai visa tai yra pasiekiama eksperimentuojant, moksliškai, įrodant būtent žmonėmis. Tik tai reikia tai surasti, reikia štai padaryti tokius bandymus, kad jie atskleistų jums sielą ir kad jūs pamatytumėte štai visus tos ryšius, tos padalinimus tarp dalių. Ir šito pasiekoje jūs galėtumėte apibūdinti visą tai, kas vyksta šitame viename nore, iš vienos pusės, kad jis yra sudaužytas, o iš kitos pusės, kad yra ryšys yra visose būsenose. Ir tai yra būtent objektas, tyrimo objektas kabalos moksle. Mūša iš vienos pusės tai yra įdomu žmonijai, o iš kitos pusės taip nepasiekiama. Ir todėl aplink tai yra daug visokių šarlatanų ir visokių ten painiavų, muša ir ten kažkokia tai trečia akis ir kad siela ten yra širdyje ir galvoje. O kur jinai randasi kabalai? Ravas sako, kūne jos visiškai nėra. Šitas gyvūniškas kūnas nėra ryšyje nei su nieko. Tu gali tiesiog ramiai savo papius nužudyti, supjaustyti gabalius, iškepti ir suvalgyti ir nieko nebus. Muša, kad sako, kai siela palieka kūną, sako, kad kūnas palieka lengvesnis, ten yra mokiniai Ravas. Na, pažiūrėkite, kad siela atseit turi svorį, tai kiek žmonės negali atitrūkti nuo šito pasaulio. Kūnas neturi jokio ryšio su siela. Kai sakoma kūnas, užrašysiu čia, kūnas, aš užrašysiu, štai kūnas tai yra noras.
Mūša, tai kurgi yra ta siela? Raus, nėra ir to noro net nėra mumise, nes tai noras yra atiduoti, o mes turime tik tai norą gauti. O skirtumas tarp noro gauti ir noro atiduoti, tai yra ketinime, dėl ko aš išnaudoju šitą norą. Jeigu šitas noras išnaudojamas dėl savęs, savo, ar kitiem. Mūša, galima pasakyti, kaip elektromagnetinės bangos mes jų nejaučiame, bet tu negali tai pamatyti niekaip. Mūša, ar yra kažkoks tai galimybė, kažkoks prietaisas, kaip rasti tą sielą? Raus, tu pats turi jį sukurti, bet gali tu jį sukurti? Raus, taip, tai yra vadinama ketinimu atiduoti. Mūša, Petras iš Nikolajo klausė, kągi tai reiškia priimti ne savyje. Kas yra tas aš, o kur yra tos ribos manojo? Aš ir Raus. Pažysime šitam reikalui kitą paveikslėlį. Noras. Jis gali būti vardan savęs. Или оно может быть на отдачу. Arba jis gali būti atidavimui. Ради других. Vardan kitų. А само по себе оно желание. O pats savo jis yra noras. Оно нейтрально. Mūša. Желаю, а чего желаю? Tai neutralus, Raus. Neutralus, taip, noriu kažko noriu. Noriu atiduoti. Желаю получать. Arba noriu gauti. Что? Наслаждение. Ir kas yra malonumas? Значит, если я желаю получать, Jeigu aš noriu gauti, tai tas noras yra vadinamas žemišku. Ir tada aš jaučiu mūsų pasaulį. Jaučiu mūsų pasaulį. Jeigu noras yra atiduoti, tai tas noras yra vadinamas dvasiniu. Ir tada aš jaučiu aukštesnį pasaulį. Jaučiu aukštesnį pasaulį. Mūša, pavadinimas gražus, kabala, gauti. O kaip atiduoti? Raus, čia ir yra reikalas, kad tai vadinasi mokslas kabala. Čia ne šiaip su gauti. Gauti gali kiekvienas. O atiduoti, tai reikia sugebėti. Štai kabalos mokslas, nors ir vadinasi kabala, iš tikrųjų, čia yra mokslas, iš tikrųjų yra apie atidavimą. Todėl visas šitas mokslas, jis yra sukurtas būtent iš šitos savybės atiduoti. Ir ta savybė ir vadinama meilė. Ir ta meilė ne taip, kaip mūsų pasaulyje, o taip, kaip aš kai imu norus kitų ir aš juos užpildau. Mūša, o ką reikia atiduoti? Tai, ko geidžia kitas. O iš principo, kas yra pats svarbiausias dalykas, kaip aš galiu atiduoti. Aš jam galiu padėti pasiekti aukštesnį pasaulį. Tai yra čia pats pagrindinis dalykas žmogui. Ir todėl mūsų atidavimas pasauliui yra tas, kad mes platintume šitą metodiką. Todėl, kad tik tai taip žmogus pasiekia tos tobulos, tą tobulą būseną. Kas tai yra aš žmogaus, klausia. Ravas, aš žmogaus, čia užrašykime. Aš. Žmogaus aš, tai yra šitas taškas širdyje. Tai yra tas pradinis siekis aukštesniojo, kad pasiekti gyvenimo prasmę, išsiaiškinti gyvenimo prasmę. O čia yra klausimas apie gyvenimo prasmę. O tas noras, su kuriuo mes gimstame, tie norai, su kuriais gimstama, yra tik tai gyvūniniai norai, kad užpildyti save. Ir todėl visi tie norai numiršta kartu su kūnu.
Muša, kodėl tos sielos turi vysti šitame materialiame pasaulyje, o ne dvasinėme? Kam tas materialus pasaulis su visais tais norais? Ravas, žmogiškos sielos vystosi išeinant iš mūsų pasaulio, tai yra mes štai randamės štai tokioje būsenoje. Va čia, na, va, galbūt kitą spalvą nupieškime, pažymėkime. Na, taip aš jau čia daug turiu tų spalvų. Na, čia apačioje yra mūsų pasaulis. Mūsų pasaulis. Gyvūninis. Gyvūninis. Laikinas. Laikinas. Временный, потому что или в течение, допустим, 70 лет в нем человек... Todėl, kad, na, tarkim, per 70 metų, na, 70 metų žmogus taip vidutiniškai gyvena, arba visa žmonija, po to momento atskleidimo kabalos ir va, tos metodikos ištaisymo, va, tai jeigu visa žmonija, tai 6000 metų. Muša, va, o esmė, prasmė, kokį to šito pasaulio. Ravas, va, štai, kad aš esu šitoje gyvūnėje būsenoje. Va, nupieškime čia asiliuką, nupieškim čia asiliuką, na, nelabai čia gaunasi man tas asiliukas, bet nesvarbu. Na, va, tarkim. Я нахожусь в нем, в этом животном теле. Aš esu va, tame gyvūninėme kūne, tam, kad iš jo pradėčiau kurti savo aukštesnį kūną. Tai yra siela. O kad būtum neutralus, kad pradėtum kurtis visiškai nuo nulio. Jo. Ir todėl, va, štai aš randuosi tokioje būsenoje. Borė. Irina klausia, o sielos kelią galima sulyginti su tais periodais, suvokiamas periodas, nesuvokiamas periodas. Ravas, tai galima taip sulyginti ir tai yra daroma kabalos moksle. Jeigu jūs paimsite vadovėlį, 10 sferų mokymą vadovėlį, 6 tomų, va, toks rimtas kiekvienas tomas yra, tai jūs pamatysite, kad yra užgimimas sielos, vidinis iššiose vystimasis, paskui užgimimas, paskui mažasis vystimasis, paskui maitinimas tos sielos, paskui paauglystės, paskui kol netampa siela ta didelė. Ir tai yra visi tie etapai sielos vystimuose, visi šitie etapai ir yra tas objektas, būtent mokymosi studijavimo kabalos moksle. Nėra jokios sielos kūne, niekas neatskrenda ir niekas neišskrenda. Viskas yra grinai fiziologinės būsenos, kurios yra ir pas gyvūnus. Jeigu mes neatskleidžiame per 10-tuką, mūsų sielos, tai yra tas minimalus mūsų susirinkimas, toks mūsų susirinkimas, jeigu mes to neatskleidžiame, tai mes tada ir neturime sielos, o tik tai taškas yra. Tik tai taškas. Dalis sielos. Tam, kad pajusti tą sielą, mes turime padaryti, sukurti šitą fragmentą, 10-tuką, kuriame mes galėtume realizuoti dėsnius, kurie egzistuoja visoje šitoje bendroje, visoje sieloje. O jeigu mes to nedarome, tai mes tada esame mūsų gyvūninio kūno viduje. Ir valgome, ir viską, ir miegame, ir viską darome tai, ką įsakinėja šitas gyvūnas mums, ir daugiau nieko. Muša, yra ten vitalinė kokia siela? Ar nėra nieko? Tu gali vadinti tą, kaip nori, bet tas pats yra ir pas kiaulę, ir pas bet kokį gyvūną, ir taip toliau. Borė, baimė, skausmas ir visos tos būsenos. Draugai, mes esame tokioje būsenoje, kuri dabar yra vadinama
Vat štai negyvoji, augmeninė, животное. gyvūninė. И все эти состояния три, Ir visos входят šitos в наш trys мир. būsenos, jos vat, įeina į mūsų pasaulį. А состояние, которое называется человек, O būsena, kuri yra в vadinama нашем мире нет. žmogus, Мы животные. tokios būsenos mūsų pasaulyje nėra. А Mes человек esame это называется, gyvūnai, когда я o работаю žmogus из точки в yra сердце, vadinama tada, kada aš dirbu iš taško širdyje ir einu от į нее dešimtuką к цельной душе, ir которая называется iš Адам. dešimtuko į į tą bendrą sielą, kuri yra vadinama Adam. Понимаете, люди никогда не слышали такое. Это первый раз. Хорошо, им надо это Muša, bet понимать. žmonės Я niekada говорю о том, negirdėjo tokio что, dalyko. Ravas, tai gerai, jiems reikia tai suvirškinti, man tai užtruko metus, tai ką jie nori iš karto suprasti viską, jie turi daug kartų išklausyti, vėl tą patį, turi užduoti klausimus, jie turi adaptuotis, vat, taip, ir tada jie pamatys, kągi, vat, pridirbo visos šitos religijos. Bet jeigu vis dėlto išmoks žmonės klonuoti žmonės, pas klonus bus siela, o pas kitus dirbtinai apvaisintus vaikus, ar yra siela? Ravas, o koks skirtumas, jeigu mes paimame sėklą ir ją išauginame ar mėgintuvėlyje, ar motinoje, tai koks skirtumas? Jeigu mes imame iš vienos moters ir persodiname į kitą ir taip toliau. Mokinys. O vaikas gali turėti sielą, nesvarbu kaip? Ravas, tai nesvarbu. Visa tai gyvūniniai dalykai. Svarbu, kad būtų gyvūninis kūnas, iš jo gali toliau vystyti sielą. Mes galime imti iš vienos ląstelės kažkokią dalį, nesvarbu, paimti iš žmogaus kažkokią ląstelę ir iš jos išvystyti naują kūną ir joje bus siela. Jeigu tas žmogus dirbs su tuom, kad ta siela jam atsirastų. Dar vienas klausimas. Ką man duoti? Kam tas žemiškas altruizmas ir prie ko čia yra siela? Ravas, čia nėra žemiškas altruizmas, jis visiškai nėra žemiškas. Kada mes pradedame užsiimti sielos pasiekimu, kai norime susikurti savo sielą, tai visiškai nėra žemiškas altruizmas. Aš jūsų prašau truputėlį įsigilinti šitą temą. Tai nėra žemiškame lygmenyje šitas atidavimas. Niekas jūsų nekviečia jūsų vaikščioti po gatves, dalinti kažką, padėti vargšams ar dar kažką ten tokio, saugoti gyvūnus nuo išnykimo, ar tenais ekologiją saugoti. Visą tai kvailystės. Duoti, turime omenyje, duoti savo žinias apie gyvenimo prasme, apie gyvenimo esmę. Jūs matote, tai, ką čia aš pasižymėjau kaip tašką žmogaus širdyje. Pats svarbiausias dalykas, ką mes turime, tai yra klausimas apie gyvenimo prasme. Kodėl aš gyvenu? Kame prasme yra to gyvenimo? Va šitai mums reikia perduoti, pabudinti likusiuose žmonėse ir parodyti jiems, kaip tas gyvenimo prasme atsiskleidžia. Mokinys, o yra kažkoks ryšys tarp tos sielos, apie kurią jūs kalbate, apie kurią žmogus turėjo savyje išauginti, ir tarp jo gyvūninio kūno savybių, į kuriuos įtalpintas ta siela? Ar yra koks nors sutapimas? Ravas, ryšys tarp žmogaus savybių ir būsimo sielos savybių. Na, jis yra, bet tai labai sudėtinga. Neįmanoma žmogui suprasti visiškai, kokios savybės yra toje būsimoje sieloje, kurią jis turi atskleisti. Mokinys, tarkime, kabalistas yra kažkokiame lygmenyje, ar jis gali pasakyti, kad aš dabar suprantu, kad aš esu tokiame kūne ir mano tokios yra savybės, dėl to, kad tai taip ir taip. Ravas, taip, tai įmanoma, bet tik po to, kai jis jau pasiekia. Natūraliai, tada jis žino, kodėl ir kas ir kaip. Mokinys, o gavimas dvasinės sielos gali matytis ant fizinio kūno? Ravas, praktiškai ne. Žmogus yra įkvėptas, jis turi daugiau energijos, jis
Jame pasireiškia didesnis sugebėjimas kurti, judėti, poveržis, toks didesnis, bet tai nėra susijęs su kūnu, su kūno sveikata, tarkim. Mokinys, o kaip įgyja, tarkim, naują sielą, pasiekia ateitį gyvendami tame kūne? Kaip man padės tai tame pasaulyje? Biznyje, šeimoje, sveikatoje? Ar padės man sielą gyventi geriau? Ravas, tik tai, kad žmogus pradeda suprasti, kodėl egzistuoja, todėl nešvaisto laiko kvailystėm. Neišeina į kokius nors kitus pašalinius užsiėmimus. Tik tokiu atveju kabalos užsiėmimai, jo kabalos mokymasis stabilizuoja jo gyvenimą šiame pasaulyje. Bet jokių būdų kabalos studijos nepadeda kad pasiekti kažkokių sėkmių materialiame pasaulyje. Tai yra uždirbti daugiau, būti sveikesniam, laimingesniam ir taip toliau. Ne. Kabalos mokymasis, jis visą žmogaus gyvenimą nukreipia į aukštesniosios gyvenimo prasmės siekimą. Ir todėl jo materialioji dedamoji, jį truputėlį jaudina. Jis turi aprūpinti save, šeimą, natūralu, bet nedaugiau nei tai. Todėl, kad visas likusias savo jėgas jis atiduoda tik sielos atskleidimo ir jos auginimo. Gerai, dar vienas klausimas. Sielos kelias yra priešingas mūsų pasaulio veiklai. Tai mūsų gyvenimo vertybės tampa bevertėm, o gyventi tai reikia. Tai kai dabar sunku persijungti. Ką jūs patartumėte? Ravas, nieko nepatarčiau. Tiesiog tiek, kiek jūs mokysitės kabalos, jūs pamatysite, kad viskas, kas egzistuoja mūsų pasaulyje, tai nėra prieš kabalos mokymasi, bet kaip tik priešingai, tai padeda jums, tai nukreipia jūs į aukštesniojo dvasinio tikslo pasiekimą, kad dalykai šiame pasaulyje yra reikalingi tam, kad jūs pasiektumėte aukštesnį pasaulį, sielą, kad jūs pradėtumėte jausti save egzistuojantį amžinoje, tobuloje erdvėje. Tai kad aš jums patariu tiesiog tęsti, nežiūrint į jokias problemas. Ir svarbiausias dalykas, tai aš dar kartą kartoju, jeigu jūs norite tobulėti, jūs turite būti su mumis mūsų pamokose, kasdienėse. Privalote būti bent jau 1 valandą. Mes kiekvieną dieną mokomės po 3 valandas. Todėl, kad tas laikas, arba būtent gal nebūtinai tas laikas, galima žiūrėti tas pamokas vėliau, studijuoti jas iš įrašų. Bet tos kasdienės pamokos, jos yra ta aukštesniosios energijos porcija, kuri yra reikalinga jums, kad išvystyti sielą jumise iš to taško. Tai kaip tik tas klausimas apie gyvenimo prasmę. Klausė Sergėjus ir Viktorija, nuo ko pradėti savo dvasinį kelią? Nuo kokios būsenos prasideda dvasios kelias? Ravas, dvasios kelias prasideda nuo klausimo apie gyvenimo prasmę, kuris tikriausiai pas jūs, aplamai jis pas visus pasireiškia, bet bendrai mes stengiamės kur nors ten jį paslėpti. Bet iš tiesų, klausimas, kodėl aš gyvenu, jis yra pas kiekvieną žmogų. Jis pagrindė atsiranda vaikystėje, po to jau mes patenkame į kažkokį harmonišką vystymąsi ir tada pas mus viskas pasimiršta, o po to rūpesčiai apie šeimą, apie dar kažką gyvenime. Ir bendrai gyvenimas pradeda mums viską ištrinti, išplauti. Ir tada man neberūpia tai, kodėl aš gyvenu, kokia gyvenimo prasme, o bendrai tai yra pats svarbiausias klausimas. Todėl, kad kokia gyvenimo prasme, jeigu aš nežinau, kodėl aš gyvenu. Tiesiog išgyvenimas. Todėl reikia stengti šitą klausimą pakelti aukščiau viso likusio ir gyventi, egzistuoti, dirbti, gimdyti, statyti, bet tik vardant to,
kad galų gale pasiekti gyvenimo prasmės. Mokinys, o galite kelias žodžius pasakyti apie reinkarnaciją, sielų gyvenimo ratus? Ravas, aš nieko negaliu apie tai pasakyti, todėl kad niekas neturi sielos. Tai apie ką aš galiu kalbėti? Reinkarnacija, na, tai gal prieš tai būsėjom pavyzdžiai, išnagrinėkime tai. Žiūrėkite, mes čia buvome viename dešimtuke. Pasiekime truputėlį savęs, o po to mes prijungėme prie savęs dar vieną dešimtuką ir pradėjome pasiekti daugiau. Vat šitas perėjimas iš vienos pilnos mažytės būsenos į sekančią, taip pat pilną būseną, yra vadinama reinkarnacija arba sielos gyvenimo ciklas. Štai ir viskas. Ir šitaip siela tarsi įvinioja save į didesnį tokį apsivilkimą, į tokius ryšius, į ryšius su bendra siela, kol jie nepasiekia tokios bendros, tobulos formos. Štai kur atveda ją tie gyvenimo ciklai. Jokio ryšio su žemišku gyvenimu tai neturi. Ir gyvūninio kūno mirtis nepadeda jam jokioje vystymosi būsenoje. Mokinys, o ką padaryti, kad daugiau, ar klausti, ką daryti, kad nebeatgimti gyvūninėme kūnėje? Tai yra korektiška ar ne? Ravas, taip, labai gerai. Jūs tai galėsite padaryti tada, kai pasieksite šitą pilną būseną. Mokinys, o fragmento užtenka, ar tik reikia viską pilnai? Ravas, tai jau priklauso nuo, kaip čia jums pasakyti, tai priklauso nuo jūsų sielos pagrindų. Yra sielos, kurios pasiekia savo fragmentinio ištaisymo ir toliau jų ištaisimas vyksta kitų sąskaita. O yra sielos, kurios privalo vis dėlto aktyviau dirbti. Jos vis dar sugrįžta į tą būseną, kai jos vėl įsivelka į kur tas mano asilas. Va. Kada jos vėl turi įsivilti, tarkime, į šitą asilą, ar čia kiaulytė kažkokia, ir vėl pasiekti aukštesnį pasaulį iš sekančio lygmens. Mokinys, o tai yra gyvenimo ciklas, tai gyvenimo ciklas? Ravas, taip, tai gyvenimo ciklas. Ne, bet tai dvasiniai ciklai, iš principo dvasinė prasme. Bet yra tokie, kurie turi įvykti ir per įsivilkimą mūsų pasaulyje. Ravas, tai, mokinys, tai yra gyvenimo ciklai, tai būsenos yra ciklai, Ravas, taip, kada vyksta tarp sielų ir kada vyksta gyvūnėme kūne. Mokinys, o siela gali įeiti į asilą ar ne? Ravas, prie ko čia asilas? Tai tiesiog gerai, reiškia, mes turime tai išsiaiškinti. Mokiniai galvoja, kad siela gali įeiti į augalus, į gyvūnus. Ravas, aš sakau, čia gyvūninė jėga, vitalinė jėga, nedaugiau nei tai. O iš principo, supraskite, kad tai, ką mes jaučiame, kaip negyvąją augmeninė, gyvūninė aplinkas aplink mus ir kaip savo gyvūninę prigimtį, tai vis dėlto yra tik tais savo noro pojūtis. Ir iš tiesų to ir neegzistuoja šito pasaulio. Jis taip ir yra vadinamas iliuzinis pasaulis. Ir todėl gali būti tokios būsenos mūsų gyvenimo cikluose, kada mes pakylame vis labiau, vis didesnį dešimtuką, o po to krintame. Ir krintame galbūt į tokią būseną, kada mes vėl save aptinkame esantį kaip negyvoji gamta, kaip augalinė gamta, kaip šitas asilas gyvūninėje gamtoje. Ir tada vėl pakylame į žmogiškai lygmenį, toliau į dieviškai. Ir visa tai yra tik mūsų gyvenimo ciklo metamorfozės, viename vieningame nore, vienoje vieningoje sieloje. Mokinys, kaip čia viskas sudėtinga? O jeigu viskas turi būti taip paprasta, mokinys, taip gerai, užžiūrėkit kokį nors mokslą, tai pažiūrėkit, taip paprasta. O čia taip paprasta. Iš tiesų tai yra paprasta. Mes kalbame tik apie vieną norą, kuris yra padalintas į negyvąją, augmeninę ir gyvūninę ir žmogišką.
dalis. Ir po šitą norą mes ir cirkuliuojame iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų. Negyvoji augalinė, gyvūninė žmogus. Žmogus, gyvūnas, augalinė, negyvoji. Ir taip toliau. Ir kada tu esi gyvūninio kūno pojūčiuose, to gyvūninio noro lygmens, tada tu jautiesi esas tame kūne. Mokinys, o kas miršta, kas lieka iš kabalos požiūrio taško? Klausė Vitalijus iš Amsterdamo. Ravas, niekas nemiršta, niekas nelieka. Viskas tik vyksta mūsų sąmonėje. Mes gyvename viduje mūsų sąmonės. Nėra nieko, kas iš tiesų išnyktų, gimtų, vystytųsi. Mes tik tokiu būdu kalbame tik apie norą. Tik jis ir tai egzistuoja. O kai mes kalbame apie negyvąjį pasaulį, apie augmeninį, gyvūninį ir žmonės mūsų pasaulyje, visa tai yra mūsų norai, mūsų viduje, kurie mums nupiešia tokią realybę. Ninos klausimas. Ravas, aš tai turiu tik kalbėti, paprasčiausiai kalbėti apie tai, kad žmonės po truputėlį prie to adaptuotųsi. Šito pasaulio neegzistuoja. Visa tai tik tai įsivaizduojama mūsų viduje. Kaip ir visa šita visata, jie yra tik mūsų viduje. Mokinys, vis dėlto klausimas apie ryšį tarp materialaus ir dvasinio. Štai žiūrėkite, buvo žmogus, jis turėjo kūną, turėjo sielą, dabar mirė, o ar siela lieka, kas atsitiko? Ravas, siela neturi jokio ryšio su materialaus gyvenimo. Tarkim, jis nukrito iš savo lygmens, bet tai, ką jis jau padarė, išsivystė iš taško, kuris yra taškas širdyje, kuris užsidavė gyvenimo prasmės klausimu. Jis iš jo išvystė 11 savo sferų, 10. Jis pradėjo pasiekti aukštesniosios būsenos. Tai pas jį ir liko, tai niekur nedingsta. Netgi jeigu jis ir nukrito iš to lygmens atgal į kažkokias žemiškus užsiėmimus. O kur tai tada yra? Kur ta siela yra? Tas pirmasis fragmentas. Mokinys, Ravas, o kur esame mes? Mūsų sąmonėje. Ir niekur daugiau. Mokinys, o siela tai žmogaus susivokimas, jo aš suvokimas. Ravas, siela tai yra žmogaus suvokimas. Sąmonė, tarkim taip. Mokinys, o ar mūsų egzistavimas mūsų pasaulyje yra vertingas? Ravas, egzistavimas mūsų pasaulyje labai vertingas. Aš pasakysiu kodėl. Todėl, kad tik iš šitos mūsų pasaulio būsenos galima pasiekti išsitaisimą. Todėl vertinkite savo gyvenimą ir tą galimybę, kuri yra jums suteikta. Labai patariu. Rekomenduoju. Kas dar žino, ar bus kada nors tokia galimybė ir kada? Žinote, kaip pasakyta, vertink gyvenimą, kol gyveni, arba kai būsi miręs, praleisi, tai toje bus nedaug laiko. Nors tokios būsenos mirusios nėra, bet tai reikia vertinti. Mokinys, jūs sakote, kad ta būsena mūsų gyvenimo, kada mes esame toje realybėje, kad esame žemiau mirties lygmens. Kabalistai sako, kad mes esame žemiau mirties lygmens. Tai kuo užsiema siela? Ten. Net nežinau, kur ten parodyti. Ravas niekur nerodyk. Tik tai sąmonėje. Tai yra tai, ko trūksta mokslininkam, kurie stengiasi visą laiką pasiekti sekantį matavimą mūsų visatoje, kad mūsų bando rasti, kur dingsta energija mūsų visatoje. Mes dabar pradėjome atskleisti, tarp kitko, labai įdomių paradoksų, labai daug mūsų pasiekti gamtos tyrimuose. Ir jie visi mus atvesti tokią būseną, kad bus visiškai nieks neaišku. Mes taiga pradėsime atskleidinėti ribinius reiškinius tarp mūsų pasaulio, tai yra negyvojo, augmeninio ir gyvūninio ir aukštesnio. Ir pradės prapulti visi tie aiškus priklausomumai, moksliniai, tai vadiname mūsų pasaulyje, kuriuos mes aptinkame. Ir mes gausime naujus kažkokius visiškai nepriklausomus vienas nuo kito dėsnius, priklausomybės, formulės kažkokias susikurs visiškai naujos, nerealios. Ir visa tai tik todėl, kad mes artėjame prie dvasinio pasaulio atsiskleidimo. Mokinys, žiūrėkite, mūsų pasaulyje, aš galiu papasakoti, mes čia auklėjame vaikus, vaikščiame į darbą, mokomės, pramagaujame. O ką daro? Ką daro? Kas ką daro? Nieko nedaro. Tu tik tais gyveni savo sąmonė. Mokinys, negerai, sąmonė, o kas ten siela daro?
Kaip sapne. Todėl taip pasakyta, kada mes sugrįžtame į aukštesnį pasaulį, mes suprantame, kad viskas, ką mes pragyvename šitame žemiškame pasaulyje, visa tai buvo sapnas. Mokinys, reiškia, aš sapne to užsiemu. Taip, mes dabar sėdime sapne ir aiškiname mūsų draugams, kurie yra taip pat sapne. Visa tai, apie ką mes kalbame. Mokinys, kai mes prabusime, ko mes užsimsime? Ravas, prabusime, reiškia, kada mes įgysime tikrąją sąmonę, tada mes iš tiesų užsiiminėsime sielos kūrimu. Jungsimės visi kartu tam, kad mūsų susijungime, kaip viename vieningame kūne, organizme, kuris yra vadinamas Adomu, mes pradėtume pasiekti tikrąją būseną, tikrąjį pasaulį, pasaulio struktūrą, tikrąjį pasaulį, tikrąją mūsų būseną, amžiną ir tobulą. Va. Virš to mūsų sapno mes pradėtume kurti realią būseną. Mokinys, o kas ten? Kas ta reali būsena? Ką ten reikia veikti? Kuo užsiema ten būdami žmonės? Ravas, ten nėra žmonės. Mokinys, bet sielos. Ravas, sielos, tai yra norai ištaisyti, atiduodantis vienas kitam, kurie tokiu būdu jungiasi tarpusavyje. Ir tie norai, kurie jungiasi tarpusavyje, jie pradeda savo viduje jausti egzistuojančią juose vieningą aukštesnėje jėgą. Todėl, kad jie paverčia save į vieną vieningą norą, pakildami virš savo egoistinių prabudimų, viską traukti į save, o jie prabudina save ketinime viską atiduoti kitiem ir tokiu būdu pradeda būti tarpusiai susiję. Tai yra tame savo judėjime, bendrame ryšyje, jie pradeda jausti vieningą aukštesnėje jėgą, kuri vadinama kūrėjų. Tai yra susijungimas, įsijungimas į šitą vieningą aukštesnėje jėgą, jis ir yra mūsų vystymosi tikslas. Ir įsijungiant į šitą vieningą aukštesnėje jėgą, virš mūsų draskančių egoistinių norų ir įsijungiant į jį, mes pasiekime šitą jėgą, mes pasiekime ją tobulume, jos amžinumą ir vienybę. Mes tampame tokie kaip ji. Mokinys, tai galima sakyti, kad siela užsiminėja susijungimu. Ravas, taip, visose dvasinėse laiptelėje sielos užsiminėja tik jungimuose. Ir tai yra tai, ką mes paskutiniu laiku pradėjome praktiškai įsisavinti tarpusavį mūsų dešimtukuose. Ir todėl aš patariu visiems prisijungti prie to ir jokių būdų nepraleisti šitų užsiėmimų. Praktinių užsiėmimų kabaloje. Tai pats svarbiausias dalykas, ką mes dabar darome. Ir tik vardan to verta gyventi visus 21 valandą per parą, kad tas 3 valandas praleisti mūsų užsiėmimuose, pamokose. Pagalvokite apie tai visi ir nuspręskite. Apsispręskite. Mokinys, o ką galite pasakyti apie vyrų, moterų sielas? Ar yra kokie skirtumai tose kūnuose? Mokinys, kiekviena siela pas kiekvieną žmogų, ji turi savo individualią šaknį, tašką širdyje. Ji yra visiškai absoliučiai individuali, nesu kuom ir niekaip nesusijusi. Tai joje yra įvairiausios būsenos, pagrinde tai yra dalinama į vyriškas ir moteriškas. Ir aukštesnius, žemesnius, kairius, dešinius ir taip ir toliau. Tai yra didelis padalinimas tarp sielų pagal įvairiausias jų savybės, bet tai neturi jokios reikšmės, visiškai jokios reikšmės neturi sielos vertė, todėl kad uždaroje sistemoje, jeigu yra bent kokia mažytė dalytė, kuri išeina iš rikiuotės, tai visa sistema vis tiek sustoja. Todėl visos sielos yra vienodai svarbios, jos turi vienodą vertę. Kiekvienos sielos vertė yra tokia pat kaip ir visos sistemos. Mokinys, tai kūnas, siela įsikūnija į vyrišką ar moterišką kūnus. Ravas, taip, yra didžiulis skirtumas ir viena siela nepanaši į kitus. Bet ta būsena, į kurią mes einame, tai ten visos sielos yra vienodos vertės. O kelyje, tai gali ir moterų sielos būti, ir vyrų sielos. Vaikiškos, suaugusių. Iš kairės pusės, iš dešinės pusės sielos.
nesvarbu, ir palei aukštį sielos priklausančios bet kuriam iš tų 10 lygmenų. Mokinys yra mūsų vyriškas kūnas ir tenais yra jo siela. Ir pasiekia kažkokį fragmentą tos bendros sienos. Tai dabar, Ravas, nereikia galvoti apie tai, kad yra tai susiję su įsikūnymu mūsų pasaulyje į kažkokius kūnus. Aš apie tai net kalbėti nenoriu, todėl kad paprasčiausiai jūs netitrūksite nuo tų neteisingų įsivaizdavimų. Apie mūsų kūną visiškai nereikia galvoti. Jis visiškai nieko neapsprendžia ir tai nieko nereiškia. O taškas širdyje, kurį aš turiu vystyti, jis yra amžinas. Ir aš turiu galvoti tik apie tai, kaip padaryti jį labiau sudedamą, susidedamą integralų su kitais taškais. Susijungti kiek įmanoma su didesniu kiekiu žmonių tarpusavio atidavime. Mokinys turime daug klausimų. Dabar bus skelbimai. Kabalos įvadinė paskaita, kabala kaip išeiti iš matricos, vyks Maskvoje 14 dieną. Kviečiame jūs į online susitikimą visose soc tinkluose. Bus išsiuntinėti internetos nuorodos į Zoomus. Ir mes susitiksime, atsakysime jūsų klausimus. Taip pat be to bus 26-27 dienomis, jūs žinote, vyks studentiška konferencija vienu metu 4 miestuose - Maskva, Kijevas, Novosirbiskas ir Almata. Ir atvažiuokite. Beveik 2 pilnos dienos, bus pamokos, bus atsakymai į klausimus, bus kultūrinė programa, mes ten su jumis susitikinėsime. Ir daugybė klausimų, trumpų iš Blico. Artūras iš Los Andželo. Norėtųsi suprasti, kodėl mes visi tokie skirtingi, jeigu mes esame vienos sielos dalis, jeigu vis dėlto esame broliai. Tavas ne, netgi mūsų kūne, kiekvienas organas jis dirba skirtingai, savo tempu, savo dinamikoje. Ir mes taip pat esame skirtingi, mes esame vienos sielos dalis, vieno organo galbūt, gal kiekvienas skirtingam organui, bet vienai sielai, ir todėl esame skirtingi. Ir todėl būtent tobulybė yra pasiekiama, kada esame susiję tarpusavio bendrose ryšiuose. Klausimas iš Ispanijos. Ar noras prieš mintį ar po minties? Ar tai nesusiję? Pravas, noras yra pagrindas, jį reikia keisti, jį reikia taisyti, jį reikia nukreipti į siekį, jis veikia pas mus nepakeičiamai. Vienintelis dalykas, ką mes jam galime suteikti, tai teisinga vektorių. Šeila iš Anglijos nori įsitikinti. Jūs sakote, kad siela yra mūsų sąmonė. Ar galima sakyti, kad siela yra mūsų suvokimas? Pravas, ne. Suvokimas yra teisingos sielos statybos pasiekmė. Ana iš Petropavlovsko. Ar įmanoma viena siela dviem? Pravas, pas mus bendrai visiems yra viena siela. Jose iš Ispanijos. Paminėjote mokslą. Ar jūs tikite, kad kvantinės fizikos teorija prieis prie aiškios sielos suvokimo ir dvasinio pasaulio struktūros? Tavas niekados neprieis, todėl, kad tai, ką mes galime steisti savo žemiškomis smegenimis, tai visiškai netitinka tam, kas egzistuoja dvasinėme pasaulyje. Tatjana Ivanova, ar gali žmogaus kūnas palikti šitą pasaulį neįgijęs sielos? Pravas, natūralu. Tokie praktiškai yra visa žmonija. Brangus mokytojo, noriu palikėti jums sveikatos ir sėkmės jūsų darbuose. Norėjau paklausti, kokias mūsų savybės ar pastangas siela priskiria žmogaus bagažui, kad pato žmogus turi sugebėjimą perėti iš vieno į kito gyvenimo ciklus. Jeigu žmogus turi siekį pasiekti gyvenimo prasmės ir jis jam pasisekė atrasti mokytoją grupę ir teisingai realizuoti šitą siekį, tada iš tiesų jis yra laimingas. Studentas iš Anglijos. Mokytojo, kiek laiko mokymosi jūs iššvaistėte, kad pasiekti savo sielą? Tavas aš ir nepamenu. Bet kažkokiame etape tai išeina. Pas kiekvieną skirtingai. Igoris iš Niurzbergo. Ar kabalos studijavimas gali padaryti dvasinės savybės geresnės, būsi labiau tvarkingas, katresnis? Ravas, taip, tik tai, bet tame rakte, kad tai būtų naudinga dvasinio tikslo pasiekimui.
Todėl mūsų pasaulyje nebūtinai tai turi pasireikšti taip pat suprantama forma visiems kitiems. Klausimas iš Latvijos. Jeigu sielos duža 600 tūkstančių dalių, tai kaip kiekvienas siela gali turėti savo dalį? Kaip, ar visos tos dalys yra vienodas, ar dėja kažkas galva, kažkas rankos? Ravasne. Visiškai pagal kitą sistemą. Pagal kitą sistemą viskas egzistuoja, o 600 tūkstančių dalių, paprasčiausiai mes turime pasiekti tokio lygmens, kuris yra vadinamas 600 tūkstančių. Todėl, kad 600 tūkstančių tai yra lygmuo Arihampen. Galvos dalis pasaulyje Asilut. Ir 60 tai yra Zirampinas, kuris pasiekia lygmens 10 tūkstančių ir tai vadinamas 60 tūkstančių, tai reiškia, kad Zirampinas pakyla Asilutę iki Arihampino. Todėl taip yra vadinama. Tai net nedalis, aš sakyčiau. Tai gal galingumas, kuris yra reikalingas, kad pasiekti. Ibrahimas klausė, aš nesupratau, ar žmogus sudaro savo sielą, ar stato naują, ar žmogus, kurie leidžia tokią savivalę. Ne, jis sudaro tai, kas yra sudaužyta. Jis kūrė kažką iš sudaužytų dalių. Ir kada jis tai kūrė, jis tada supranta, kaip tai gaunasi, iš ko tai susideda, kokie tikslai, kokios vidinės savybės, kokie dėsniai. Ir tai tampa jo vidinė būsena. Jūsų palinkėjimai savaitė. Mano palinkėjimai būti kartu su mumis mūsų rytinėse pamokose, bent jų dalyje, ir jūs teisingai judėsite prie teisingo tikslo. Apkabinu, sėkmės.